Darau šį video, kad išsakyt savo mintis, kas vyksta Lietuvoje. Na, savęs turbūt nerodysiu, geriau parodysiu gamtą, kokią mes žiemą turim 26 metais. Tai gal greitų metu, greitais metais mes galbūt ir tos gamtos jau ir nebeturėsim. Nes tai valstybinės žemės, Seimas juk atidavė valdyti savivaldoms, o savivaldos ruošia projektų, statybas ir panašiai, kur bus kertami miškai, medžiai, galbūt ir užversti užtvankos, tie, sakykime, upeliai, mūsų grioviai, tik tai, kad pasiekti tikslą ir statyti ar prekybos centrus ir panašiai, kad verslas čia būtų Lietuvoje. Taigi dabar savivalda turės daugiau galios turbūt negu Seimas į valstybinės žemės, tai jie čia viską tvarkys, reguliuos. Tai geriau, sakau, pasidžiaugsiu, kol dar kažkas tai yra. Gal po kiek tai metų, neužilgo, mes to grožio ir nebeturėsim. Čia, aišku, užšalęs vanduo čia bėgo. Čia yra toks kaip tvenkinys, užšalęs vanduo. Tai geriau pasigrožėsiu aš gamta, kol išsakysiu savo mintis. Daug čia tų dabar susiskaldimų, pasipriešinimų yra Lietuvoje tarp savų tautiečių, tarp tautybių, kur senais laikais, sovietmečiu, sakykime, nebijokim to pasakyti, kad tais laikais visi gyvenom draugiškai. Galbūt mažai turėjom, buvo daug kas deficitas, bet žmogiškumas, draugiškumas, susivienijimas tais laikais buvo daug didesnis ir stipresnis, kur šiuo metu, šiais laikais šito nėra. Praėjusi vyriausybė labai gerai suskaldė visuomenę, remdama svetimą šalį, keldama svetimas vėliavas. Visi jau tą žinom, Lietuvoje tai vyksta, Seime taip pat svetimos vėliavos. Tai tas susipriešinimas tai nuo praeitos kadencijos ir ši nauja vyriausybė, nauja kadencija taip pat tęsia šitą darbą, konservatorių, liberalų ir panašiai. Tiesa, ir socdemai, tai jie juk už spalvotus, taigi programoje turi, kad įteisint. Tai visa tai priešina visuomenė, visuomenės negirdi, visuomenės valdantieji nenori girdėti, jie nesiklauso, jie neišgirsta. Jie galvoja, kad jie viską žino, kad jie išgirdo, bet vis tiek daro savaip, taip kaip jiems reikia. Teisingai. Tai dėl to visuomenė su kiekviena diena vis labiau darosi svetima saviems, agresyvi saviems, bet nesvetimiems, agresyvi savo aplinkiniui artimam ratui, nes nesutampa nuomonės. Taip vyksta konfliktai visur. Ši vyriausybė daug nuo pradžių padarė klaidų, mes puikiai žinom, čia nenoriu aš kartotis ir panašiai, kas vyksta Seime, kokie cirkai, vienas ant kito epitetais
dalina, medalius dalinasi, nuopelnais dalinasi, kur jiems net nepriklauso. Nu ir ką, spektaklius aš tuos Seime žiūrėjau, sekiau, komitetų posėdžius, kas vyksta, taip pat ten cirkai. Pagarbos vienas kitam neturi, tai iš to, ką matom Seime, žmonės, kurie daugiau domisi, ką mes matom Seime, tas atsispindi realiam gyvenime Lietuvoje tarp žmonių. Jie daro tą patį, klijuoja etiketes, grasina, netgi susidoroti fiziškai, atvirai grasina ir tai nėra reaguojama, nes visos tarnybos, jos neatstovauja visuomeniai. Jos yra pavaldžios, pavyzdžiui, kaip teismai yra pavaldus vyriausybei, vyriausybei ir prezidentūrai. Teismus, teisėjus kas valdo? Gitanas Nausėda, tai prezidentūra valdo teisėsaugą. Čia esmė ir yra. Ką mūsų prezidentas, jeigu galima pavadinti, ten sakyčiau bestuburis, nes tokio tikrai valstybei nereikia, nes jeigu garbina, dievina, šlovina svetimą valstybę ir svetimą tautą labiau negu savąją. Ką jisai per tuos metus gero visuomeniai ir Lietuvai yra padaręs, jūs man pasakykit. Aš jokio gero darbo, kad sutiktų su visuomenės nuomonė, kažkoksai darbas bendras, kad sutiktų nuomonės ir tos pusės, ką prezidentūra, vyriausybė yra gero padariusi Lietuvai. Apart, čia, sakyčiau, noriu pasakyti, kad apart, kad supriešino. Ką yra padariusi? Gero, naudingo Lietuvai, visuomeniai. Aš tokių darbų nematau. Tai va, dabar yra kitas dalykas, supriešino ir paskutinis įvykis, kur mes tikėjomės su nauja vyriausybė, kad bus ištaisytos praeitos vyriausybės klaidos, bet pasirodo ne. Pasirodo, ši vyriausybė taip pat tęsia darbus, žmonėms meluoja, yra konkretus pavyzdžiai ir atvejai, kad meluoja, visi irgi tą žinom, kokios partijos meluoja, kokios partijos dviveidės ir panašiai. Dabar, šis paskutinis įvykis, tai nesitikėjau, tiesą sakant, tokio apsivertimo vienos partijos, kuri save laiko opozicinė partija, bet yra valdančioji. Jūs įsivaizduojat, kur jūs matėte tokį dalyką? Opozicinė partija, bet yra valdančioji. Jie skaito save opozicinė partija. Kad jie eina su tauta, kad jie čia gelbės Lietuvą, kad čia gerovę Lietuvai darys, ims teisingus sprendimus darys. Bet pasirodo, kad Nemuno aušra to nedaro. Tiesiog yra taip pat sisteminė partija. Tai mane paskutinis šitas įvykis dėl poligono Kapčiamiesčio mane nuvylė. Dar tikėjausi, nors buvo nusivylimų anksčiau jų padarytais veiksmais, dar tikėjausi būtent dėl šito poligono, kad nuramins tas visas aistras ir panašiai ir bus visuomenė išgirsta. Ne vien tik Kapčiamiesčio visuomenė, o visa Lietuva, visa visuomenė, kuri mąsto teisingai, mano manimu, kuri mąsto teisingai, ne tie rėkliai, šaukliai ar kankraliai, tie karo kurstytojai, ne tie. Mes kalbam apie mąstančius žmonės, kurie užduoda tam tikrus klausimus ir kurie
masto, kurie galvoja, kurie abejoja. Aš apie šitos žmonės kalbu, apie šitą visuomenę. Na ir ką. Šita visuomenė, manau, taip pat tikėjosi kažkokių tai pokyčių ir panašiai. Čia laidose ne kartą irgi ir iš Nemuno aušros lyderį pirmininką Žemaitaitį seku, ką jis kalba, kitas partijas ir panašiai. Tiesiog seku politikus, ką jie kalba laidose, ką jie kalba Seime, kaip elgesi, kokius ima sprendimus, kas vyksta komitetuose, kokie sprendimai, balsavimai ir panašiai. Aš siūlau visiems daugiau irgi pasidomėti, domėtis, kas vyksta politikoje, nes mus tai įtraukia, nori, nenori, nes mus tai liečia. Nes paskui paskutinis vartotojas tai esam mes, kur viskas paskui krenta ant mūsų pečių, jų sprendimai. Todėl mes privalom, mes nori, nenori, turim domėtis politiką. Mes įtraukti nenorom. Ne taip, kaip buvo senais laikais, kad parlamentarai susirinkdavo į metus 2-3 kartus nustatyti ar patvirtinti ar pakeisti kažkokį tai įstatymą. Tai buvo, sakyčiau, tvirtumas, stabilumas įstatymų. Kad žmogus žinojo, kad yra toks įstatymas, jisai daugiau nesiblaško. Dabar, kai vyksta sesijos, pavasarinės, rudeninės sesijos, pasižiūrėkit, kiek įstatymų varo urmu, kiek prabalsuoja, net neskaitę projektų. Pasižiūrėkit, kiek prabalsuoja, kad tik tai balsuoti. Eina tiesiog buldozeriu. Tai yra ne kokybė, o kiekybė įstatymų. Įstatymai vis yra nauji, aš sakyčiau, bereikšmiai, nereikalingi įstatymai, kurie apsunkina žmogaus paprasto gyvenimą, kurie atsiliepia ir finansiškai, ir morališkai, nes žmogus tiesiog nepakelia tiek naujienų, tiek tų įstatymų, jis tiesiog neseka jų. Nes jam nėra kada, jam reikia dirbti, jam reikia išlaikyti šeimą ir jisai neturi kada domėtis tais įstatymais, nes juos varo urmu. Kada žmogui domėtis tom? Nėra stabilumo. O anais laikais, sakykime, aš nebijau net pasakyti, tarybiniais, sovietiniais laikais buvo stabilu. Tai va dar kartą pasikartosiu, kad šitie įstatymai, to stabilumo Lietuvoje nėra, o žmogui būtent jo reikia. Tai dabar sugrįšiu prie Nemuno aušros ir šito poligono. Lyderis, pirmininkas savo partijos, Žemaitaitis, jis ne vienoj laidoj yra sakęs, kad poligonų nereikia. Aš su tom sutinku, nereikia tų poligonų. Lietuvoje jau taip yra jų per daug. Per daug yra mokymo tų bazių, tų, sakykime, poligonų mokymui. Tai, kaip sakė, kad nereikia, nes jų yra, tegul išnaudoja senus, kurie nuo tarybų laikų yra ir juos reikia išnaudoti pilnai. Jų pilnai nėra išnaudota. Tai jisai taip kalbėjo, ne per seniausiai. Dabar apsivertė ir dabar sako, kad poligonų reikia. Buvo užduotas jam klausimas, ar reikia poligonų, kodėl reikia, kad nereikia tų poligonų. Jisai neatsako, tiesiogiai neatsako. Jis suka ratus, mėgsta
mėgsta labai ištempti atsakymą. Ai, tai reikia paskaičiuoti, reikia pasižiūrėti, reikia strategiškai žiūrėti ir panašiai, bet konkrečiai klausimai ir neatsako žmonėms. Klausiau net ir rašiau ne kartą ir socialiniuose tinkluose ir tiesiogiai klausiau, sakau, tai ar jūs Nemuno aušra esat už poligonus, jokio atsakymo negavau nei iš pačios partijos, nei iš kitų partijos atstovų. Negavau atsakymo, tiesiog jie tyli. Nes tas persivertimas mane ir labiausiai nuvylė. Dar tikėjausi, kad tikrai stos visuomenės pusėn. Bet dėja, politikai, supratau vieną dalyką, kad politikai tikrai nematau nei vienos politinės jėgos, kuri dirbtų visuomeniai, kurie dirbtų tikrai Lietuvai. Ne svetimiems, ne ukrainiečiams, kad mes turim atiduoti pinigus. Atiduoti ar skolintis, kaip jie tenai sako, bet tai yra skirti pinigai, europiniai pinigai, tai yra skirti mums, ne svetimiems. O dar yra, jeigu kas nežinot, įstatymas jau išleistas, taip yra ir labai nusivylusi esu, kad yra toks įstatymas. Ir taip pat klausiau, kada jis bus pašalintas, kada bus panaikintas, taip pat negaunu jokio atsakymo, nes niekas nesiruošia jo naikinti. Tai tas įstatymas yra, kad mes ukrainiečių Lietuva, mes, ne visuomenė, bet Lietuva įsipareigojo Ukrainos skolas sumokėti. Tai reiškia, mes, eiliniai žmonės, ant mūsų pečių kris mokesčiai, iš kurių turėsim mes sumokėti šitą skolą ukrainiečių, kur jie skolinsis ir negalės ten gražinti Europai ar panašiai. Tai mes, Lietuva, įsipareigojo gražinti jų skolas. Jūs įsivaizduojat? Mes turim gražinti skolas svetimos šalies. Tai šitas įstatymas yra ir todėl nematau aš geros ateities Lietuvoj, nes tos skolos atidavimas eis mūsų vaikams, mūsų anūkams, tai eis kartos iš kartos. Tai daug kartų, kol gražins Lietuva šitas skolas, nes tai yra milijoninės skolos. Turėsim, įsipareigoję esam, tai yra Lietuva, tai yra valdantieji, tai yra prezidentas ir panašiai, tai ne tauta tą sugalvojo, tą nori daryti, tai politikai nusprendė už mus, kad mes turėsim Lietuvą netgi atstatyti Ukrainą iš mūsų pinigų. Kaip jums tai patinka? Iš mūsų pinigų atstatyti. Tai todėl nematau geros ateities. Nei vaikams, nei anūkams, nei kitai kartai, nes tiesiog nematau aš geros ateities. Tai šitas poligonas, tai sakau, paskutinė viltis buvo, kad jie nesutiks, kaip pradžioj kalbėjo pirmininkas tos partijos, kaip girdėjau ir Valius Ąžuolas irgi iš valstiečių kalba, kad poligonų nereikia, jų yra perteklius ir tegul susitvarko senus tie, kurie yra. Jeigu Valius nepersigalvos irgi taip pat kaip Žemaitaitis kalbėti kitą kalbą, tai jeigu nepersigalvos, tai gerai, tai vadinasi gal ir pastovės už visuomenę ir už Lietuvos ateitį. Nes tai yra absurdas, mano manimu, tai yra, sakyčiau, nenormalu, kad tokie dalykai vyksta Lietuvoje. Tai dėl to poligono aš tiesiog
ką noriu pasakyti. Tiesiog tas poligonas yra, mano manimu, yra suplanuotas tyčia, sąmoningai naikinti, sužlugdyti Lietuvą. Aš tvirtai taip sakau, mano manimu taip yra. Tai yra suplanuota sąmoningai dėl pinigų, nes ten milijonai, milijardai sukasi, kokios sumos sukasi aplink tą poligoną, norint pastatyti. Tai dėl galios, dėl populizmo, dėl pinigų, dėl žinomumo politikai tiesiog parduoda Lietuvą. O tam poligone, norint to poligono zonoje, yra, kaip žinot, yra miškai, yra draustiniai, kur atskrenda tenai ir juodieji gandrai, ir reti paukščiai, ir žvėris. Na, tiesiog poligonas grinai. Jeigu matėt kokią teritoriją, tai įsivaizduokit, kiek kirtimų ten bus. O kai sako, kad čia nukirs ten vieną kitą medį, žinokit, jūs netikėkit, nes tikrai ten bus iškirstas visas plotas. Ten juk neapeis, ten va tą medį paliksim, va tą iškirsim ir va čia va pastatysim, o čia nestatysim, ne, ten kažkokios tai plytos. Nu taip nebus, tiesiog jums meluoja, kad saugos medžius, nu nebus taip. Tai vat ką norėjau pasakyti dėl poligono, tai žinokit, kad būtent, kad mano manimu jisai yra tiesiog sąmoningai daromas, sąmoningai bus žlugdoma gamta, kur yra žvėris, paukščiai, kur mes didžiuojamės ir saugom. Tai va todėl ir vaikštau, taip pat irgi geras oras, tai vaikštau irgi po miškus, kad nežinia ar po keleto metų, ar aš jį dar pamatysiu, nes tai atiduoda valstybės žemės, atiduoda valdyti savivaldoms. Tai vadinasi, paprastas žmogus, jisai neturi žodžio. Politikams kada rūpėjo paprastas žmogus? Man galit pasakyti, kada rūpėjo paprastas žmogus? Nu, jisai rūpėjo tik tai rinkiminiu metu, prieš rinkimus, teisingai. Jam reikia rinkėjų, tada jisai gražiai kalba, tada gražiai jisai prižada, graži programa ir panašiai. Jam reikia tik tada žmonių, kai vyksta rinkimai. Kaip rinkimai vyksta? Nu, visi jau žinom, tiek bandė Vaišvila labai su Gediminu parodyti visas aferas, kaip vyko rinkimai prezidento, Seimo rinkimai, kai buvo. Niekas girdėti nenorėjo. Kodėl nei vienas politikas nesiėmė, nėjo kartu kojon išaiškinti, išviešinti būtent biuletenių klastojimo reikalus. Kaip vyko, pavyzdžiui, ten Anglijoje, Londone irgi tie visi biuleteniai, išankstiniai balsavimai, tenai visos aferos ir panašiai. Kaip Lietuvoje vyksta balsavimai, kad šitų stebėtojų nenorėjo, kaip jos varė lauk, kaip neleido filmuoti. Kodėl visa tai? Kodėl visi politikai tada tylėjo? Nes jiems tai tiko, šita sistema jiems tiko ir tinka iki pat šiol. Kiek aš klausiau politikų ir siūliau, junkitės, padėkit išsiaiškinti,
padėkite iškelti viešumą šitas visas aferas dėl balsavimo. Visi tylėjo. Politikai neprisidėjo prie žmonių grupės. Visą tai išviešinti, visą tai parodyti, nes tai ir dokumentai argumentuota ir visa kita, kai žmonės ir Vaišvila, kai turėjo eiti per teismus įrodinėti, ką VRK tiesiog meluoja ir taip pat aferą suka. Nu tai yra baisu, tai jeigu politikai sutinka su tokia sistema, tai mes žmonės, ką mes galim pakeisti, įstatymus ne mes priimam. Mes juos išrenkam, kad jie priimtų teisingus įstatymus, bet dėja taip sistemoje nėra. Dėja sistema taip neveikia. Ir dėja tie politikai, jie tiesiog politikuoja. O kas per ilgai užsilieka politikoje, jis patampa kartu su sistema. Atėjęs paprastas žmogus, norintis pakeisti, norintis padėti visuomeniai, padėti Lietuvai kaip patriotas, jis tiesiog yra suvalgomas. Arba jisai pasiduoda tai įtakai ir jis pasidaro sistemos dalis, per ilgai būnant politikoje. Tai va, apie poligonus ir visas problemas, šiek tiek, jau matau, nemažai pakalbėjau. Bet kas vyksta socialinėse erdvėse, mūšiai ir visa kita, kad nesiklauso politikai, valdantieji, nesiklauso visuomenės, tai yra baisu. Aš skaitau ir man trūksta žodžių. Man tiesiog kraujas verda dėl to poligono, kad Lietuvoje jų nereikia, užtenka tiek, kiek yra ir dar tai yra per daug. Pažiūrėkit Lenkijos pavyzdį, Lenkija yra didesnė ir jie turi mažiau tų poligonų. Kiek jie turi? Kiek ten tų 2 poligonus Lenkija turi? Tai pilnai mūsų žmonės, mūsų kariuomenė lietuvių, gali pilnai važiuoti į Lenkiją ir treniruotis. Kodėl to nesiūlo politikai? Kodėl jiems reikia būtinai sugriauti didžiausią Lietuvos teritoriją, sunaikinti vien dėl poligono, kad lietuvių kariuomenė galėtų treniruotis? O kaip gyventojai dabar bando čia juos iškeldinti, tipo, kad sumokės, nupirks, sumokės ten jiems tą gyvenamą ten, kur ten, jeigu jie ten gyvena, namelį, dar kažkas tai. Bet žmogus įleidęs šaknis, ten jo istorija, ten jo gyvenimas, tenai galbūt užaugo jo vaikai. Ir dabar paims taip ir galvoja žmogų perkalbėti, nupirkti, kažkur perkelti jį kitur gyventi vien dėl poligono. Absurdų. Man tai nesuvokiami dalykai, kaip iš vis iškilo šitas klausimas statyti poligoną, nors tas klausimas dėl poligono jau yra ruošiamas galbūt jau prieš 2 ar 5 metus, bet buvo tylima, nes patys Kapčiamiesčio gyventojai jau pasakė, kad platinami keliai, kur buvo po 2 metrus tiesiog, keliukai pėsčiom einant keliukus, juos praplatino nuo 3 iki 5 ar 6 metrų. Tai kam tokio pločio keliai reikalingi eiti pėsčiom žmogui? Jie nereikalingi. Tai ten jau ruošia, kad tankai galėtų važiuoti tokiu pločiu. Tai 5-6 metrai pločio kelias, takai. Tai jau patys Kapčiamiesčio gyventojai sako, kad jau prieš 2-5 metus jau buvo tai viskas pradėta, bet žmonės tiesiog nesuprato, kodėl tai daroma, niekas nebuvo jam atsakyta ir tiesiog žmonės net nežinojo, kas čia vyksta. Tai dabar išaiškėjo, dabar Kapčiamiestį, kai atvažiavo Nausėda, tai žmonės pradėjo patys gyventojai kalbėti ir išaiškėjo ir pasakė, kad apie tuos kelius, kad jau kiek metų viskas vyksta tyliai. Tai dėl to Kapčiamiesčio man kyla klausimas,
O kodėl valdantieji, politikai varo šitą naratyvą, kad reikia to poligono? O kodėl jo reikia? Kodėl? Kodėl reikia? Aš negirdėjau argumentų, kodėl jo reikia. Man asmeniškai, aš pasakysiu savo nuomonę, jo nereikia. Ir iš vis daugiau Lietuvoje poligonų nereikia. Būtų mano valia, aš tas netgi, kur yra jau dabar stato Rūdninkuose poligoną, aš tiesiog stabdyčiau ir nieko neleisčiau statyti. Kiek viskas iškirsta, vėl viskas sunaikinta buvo, vien todėl, kad ten galėtų tankai važiuoti pasišaudyti. Kas jūs puola? Kas jūs puola? Kokie jūsų tie priešai? Aš, pavyzdžiui, priešų neturiu. Nematau priešų. Nei į Rusiją, nei į Baltarusiją. Man jie ne priešai. Manęs jie nepuola. Man jie nieko blogo nepadarė. Ką jie padarė Lietuvai blogo? Konkrečiai jūs man pasakykit, politikai, jūs, valdantieji, prezidentūra, jūs man pasakykit konkrečiai, ką jie Lietuvai blogo padarė. Aš, pavyzdžiui, nematau nieko blogo, priešų neturiu, todėl ir man tie poligonai yra absurdas, nereikalingi ir Rūdninkuose galėtų juos stabdyti. Būtų mano valia, aš tai padaryčiau. Tai dėl Kapčiamiesčio tiesiog, kad vėl pradėjo rūšiuoti žmonės, tas gali dalyvauti, tas negali dalyvauti, ten už durų, ten lauke žmonės stovėjo ir panašiai. Ai, tai va čia tu negyventojas, tai tau čia negalima įeiti, nes tu negyventojas, tavęs tas neliečia. Liečia mus visus, kiekvieną gyventoją Lietuvos liečia, nes mes gyvenam Lietuvoje. O gamta, miškai, kloniai, upės, ežerai ir panašiai, tai yra mūsų visų. Ne savivaldos, kad turi teisę valdišką žemės reguliuoti, daryti, ką nori, kirsti ir panašiai, statyti, ką jiems šauna į galvą, nesiklausus visuomenės. Ir tas pats valdantieji, jūs negalit spręsti už visą visuomenę. Jūs buvot išrinkti tarnauti mums. Jūs netarnaujat, o algas gaunat. Tarp sesijų nevyksta posėdžiai, bet algas gaunat vis tiek, nes Seimo posėdžių nėra. Tai vadinasi, jūs gaunat algas, kai ir nebūnat Seime. Nemažos algos yra kariuomenės vadams ir panašiai ir taip toliau. Nemažos. Tai kas liečia poligonus, nežinau, sakykit savo nuomonę, jūs kaip. Man tai tiesiog yra iš žmonių pasityčiojimas, iš valstybės pasityčiojimas. Valdantieji, Seimas, vyriausybė, prezidentūra daro tai, ką nori ir visuomenės net negirdi. Graudu tiesiog. Man tai yra graudu. Nematau geros, kaip sakiau, jau ateities čia Lietuvoje. Ir dar ilgai, nes jeigu bus tokia politika, nieko gero mes nematysim. Pažiūrėkit, kiek bereikalingų įstatymų, draudimai, mokesčiai ir panašiai. Kiek jų yra bereikšmių, nereikalingų, bet atkrauti žmogų, numalt paskutinės kelnes, atiduoti svetimiems, svetimai Ukrainai, kur mes iš vis ne prie ko, kur iš vis neturėtumėm kištis kaip Lietuva į svetimus konfliktus. Ką ta Europa gero davė? Ką davė gero Europą? Aš nelabai ką gero čia matau. Kad atidarė sienas ir tiek. Ir kad Europa čia dabar kontroliuoja viską. Aš nieko gero nematau, kad Lietuva turi paklusti Europai ir vykdyti įsakymus Briuselio ir panašiai.
Lietuva nėra suverenitetinė šalis. Nėra suvereniteto jau įstojant į Europos Sąjungą. Nes Lietuva turėjo tą atsisakyti. Ir priimti įsakymus iš Briuselio. Tai vadinasi, mes nebesam suverenetus. Nu, vienu žodžiu. Tai va. Gaila. Nebėra, nematau, man trūksta to patriotizmo. Trūksta man, pavyzdžiui, važiuojant per Lietuvą ar ten savo mieste, matyti lietuviškus simbolius, matyti herbą, lietuviško senovės istorijos, senovinę tą vėliavą istorijos su vyčiu. Be tikrų vyčių, o ne to, kur dabar yra perrašyta ir kabo Seime ir panašiai, kad ten galvoja, kad ten tikrasis vytis. Taip nėra, nes konstitucijoje parašytas visai kitoks vytis negu kad kabo Seime. Aš noriu tikrą atributiką matyti lietuvišką. Deja, Lietuvoje to trūksta. Trūksta tokių, pavyzdžiui, parduotuvėlių, kaip kad būtų mūsų Lietuvos tradiciniai kažkokie tai, na, sakykime, daiktai. Kad ir tenai, ar rūbai, nu, gali būti, pavyzdžiui, ir džemperiai, ar dar kažkas tai, juostelės, nu, ten, sakykime, su lietuviška atributika, va, tokių parduotuvėlių kuo daugiau. Pavyzdžiui, nes jų yra retenybė. Ir tokių, sakyčiau, kad va, tokio dalyko trūksta. Bandžiau rasti tikrąjį vytį. Norėjau atributiką, pavyzdžiui, prisiklijuoti ant mašinos, aš jau neradau. Vis tas nesąmoningas vytis su netikrom tom spalvom ir panašiai, man tokio nereikia. Tai va, nu čia per daug jau įsiplėčiau, gal tiek. Tai va, sakau, stenkimės domėtis, išreikšti savo nuomonę visų socialiniuose tinkluose ir viešai ir visa kita. Tai, ką galvojam, ir bandykim perduoti politikams savo mintis, savo nuogąstavimus, savo baimės, savo pamąstymus. Nu, gal tada jiems kažkas tai daeis, gal tada pradės klausytis, nes kitaip mes turim kalbėti garsiai, nes politikai mūsų negirdi. Tai ką, palinkėsiu tada visiems patriotams stiprybės, ištvermės ir nebijoti sakyti savo nuomonės. Tai ką, iki greitų susitikimų turbūt ir bandykim pažadinti politikus, kad jie atsibūstų, atsimerktų ir pamatytų tikrąją Lietuvą, kokia jinai yra. Iki.